2025 metų Netflix filmai, kuriuos rekomenduočiau pasižiūrėti. Per paskutinį mėnesį peržiūrėjau visai nemažai Netflix'e įvairiausių filmų ir noriu su jumis pasidalinti, jie man atrodo tikrai yra įdomus, verti jūsų dėmesio. Tikiuosi, kad kažkas atrasit ką pažiūrėti. O komentaruose parašykite, ar esat kažkurį iš jų jau matę ir kokios jūsų įžvalgos, ką jūs manote. Pirmasis būtų My Oxford Year, tai yra apie amerikietę merginą atvykusią į Oksfordo universitetą studijuoti, jeigu neklystu, poeziją ar literatūrą. Jinai buvo labai turinti konkretų planą, ką nori daryti gyvenime. Buvo gavusi darbo pasiūlymą, kurį atidėjo metam laiko tam, kad galėtų šiek tiek laiko skirti save. Tačiau įvyko tai, jog jinai įsimylėjo. Noriu per daug spoilinti, tai nenoriu išsakyti detalių, bet tikrai toks nenuspėjamas ir labai įdomus tikrai filmas, kurį rekomenduoju pažiūrėti tiek merginom, tiek ir vaikinai galėtų pasižiūrėti, nes toksai pamokantis ir kad kartais tu gali planuoti neplanavęs, bet likimas susiklosto visai kitaip. Antrasis būtų tinkantis visai šeimai, tai yra K-pop Demon Hunters. Labai gražus muzikinis takelis šito filmuko. Čia yra animacinis filmas, drama. Nėra tas toksai skystas, apie nieką, elementarus vaikiškas filmas. Tikrai rekomenduoju tiek ir suaugusiems, kurie neturi vaikų, pasižiūrėti, tiek ir su vaikais pasižiūrėti. Esu irgi mačius, kad daug kas ir TikTok'e dalinosi, ir Instagram'e pas mane nemažai žmonių kėlė, jog verta pažiūrėti, tai rekomenduoju ir jums pasižiūrėti, nes aš jau jį esu mačius, nežinau, kokį 20 kartų žiūrėjom su dukra. Trečiasis būtų Amy Bradley is Missing. Tai dokumentinis 3 dalių filmas, kuris pasakoja istoriją apie merginą, kuri dingo kruizo metu. Jinai dingo 1998 metais, jeigu neklystu, gal biškį ir meluoju. Ir dar iki šiandienos tėvai tikisi, jog ta dukra yra gyva. Iš tikrųjų, netgi nesitikėjau tokios baigties šito viso dokumentinio filmo. Tokios tos mano rekomendacijos, tikiuosi pasižiūrėsit, kas nematėt bent vieną iš šitų filmų, nes man jie asmeniškai labai patiko.